Laikraščio televizijos žiūrovai, šiandien siūlau laidą pasižiūrėti iki galo, nes mes šiandien nagrinėsime klausimus, kurie yra mums labai rūpimi ir šiandien mums juos atsakys mūsų svečias, laidos politikas Audrius Bružas. Labas vakaras. Ne vienas neišvengia mirties, ne vienas neišvengs pensijos. Pensijos mažėja, bet pensininkų daugėja. Kaip jūs galvojate spręsti šitą klausimą? Žinoma, tai yra tikrai svarbus klausimas, kurį mes ir nagrinėjom ir galvom per pastarosius metus, beje. Kas čia dabar? Lakštingala sugrįžta. Kai aš pasakiau savo vyrui, kad nusipirkau Gucci akinius, jis pasiuto. Tačiau kai aš jam pasakiau, kiek jie kainavo, jis atsileido. Akiniai iš akinių parduotuvės. Pirk ir nešiok. Kaip jūs galvojate užkimšti tą biudžeto skylę? Mes juokaujam, žinoma, tai tikrai nėra visai juokinga tema, yra pakankamai rimtas klausimas. Kas čia dabar? Svinistodas sugrįžta. Taip? Kad skylė tai nėra kaip kelnėsi skylė ar tiesiog vamzdė skylė, kur gali pakeisti. Tai yra rimtos skylės biudžetinės. Šis plenarinis posėdis, kuris tikrai parodė, jog mums dar yra ką veikti ir tai ne vienerių metų įdirbis tiek padarytas buvo jau iki mūsų. Norėdamas tiesiog oponuoti galbūt jūsų nuomonį, norėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, jaunimo klausimą mes tikrai sprendžiam ir norėdami juos įdarbinti. Taip, tai labai gerai. Tai iš tikrųjų labai gerai, nes buvęs kultūros ministras, suprantate, kas čia dabar? Bohemas sugrįžta. Buvęs kultūros ministras visą laiką kažkaip tai buvo nukirpęs visiškai bibliotekoms knygų pirkimą. Be abejo. Svarbiausia tai tikrai yra ir vaikų aikštelės prie mokyklų. O ir jau ir Adolfas premjerą ruošia.